Sveiki atvykę į Sauga 365 akademiją. Šiame epizode sužinosite, kaip pridėti ir pašalinti kursus iš vieno ar kelių pareigybių kursų rinkinių, kaip priskirti kursus keliems ar visiems rinkiniams, taip pat kaip peržiūrėti rinkinio kursus ir susijusius darbuotojus. Kursų rinkinių funkcija leidžia sugrupuoti kelis kursus į vieną rinkinį, skirtą konkrečiai pareigybei. Tai suteikia galimybę lengvai priskirti darbuotojui visus jo pareigybei reikalingus mokymus. Tas pats kursas gali priklausyti keliems rinkiniams. Norėdami redaguoti kursų rinkinius, pagrindiniame lange spustelėkite bibliotekos piktogramą ir pasirinkite kursų rinkiniai. Šiame puslapyje bus pateikti visi organizacijos kursų rinkiniai. Galite pasirinkti vieną iš dviejų rodinių – suvestinė, glausta lentelės versija, kurioje pateikiamos tik pagrindinės kursų rinkinio savybės. Išklotinė, išplėstinė lentelės versija, kurioje rodomi visi visų rinkinių kursai. Spustelėję kursų rinkinį galėsite peržiūrėti jam priskirtus kursus ir darbuotojus, kurių pareigybės atitinka pasirinktą kursų rinkinį. Norėdami pridėti kursus prie rinkinio, spustelėkite mygtuką Pridėti kursus. Atsidariusiame lange galėsite filtruoti kursus ir matyti visų kursų sąrašą. Pasirinkę reikiamus kursus, spustelėkite Pridėti, o tada Baigti, kad užbaigtumėte kursų pridėjimą. Kursus taip pat galima kopijuoti iš vieno rinkinio į kitą. Atidarykite rinkinį, pažymėkite kursus, kuriuos norite kopijuoti, spustelėkite lentelės Veiksmai ir pasirinkite Kopijuoti įrašus. Tada atidarykite kitą rinkinį ir spustelėkite Įkelti kursus. Įkeliami kursai bus pateikti skydelyje, kuriame galėsite papildomai pakoreguoti pasirinkimą. Norėdami pašalinti kursus iš rinkinio, pažymėkite vieną ar kelis kursus naudodami žymimuosius langelius šalia jų pavadinimų ir pasirinkite veiksmą Pašalinti iš lentelės Veiksmų meniu arba naudokite eilutės veiksmą Pašalinti. Atsidarys šalinimo dialogo langas. Spustelėkite Pašalinti, kad užbaigtumėte veiksmą. Norint pridėti kursus prie kelių arba visų kursų rinkinių, pažymėkite reikiamus kursų rinkinius naudodami žymimuosius langelius prie jų pavadinimų arba visus puslapio įrašus naudodami puslapio selektorių, arba pasinaudokite lentelės veiksmu Pridėti prie visų. Pasirinkite kursus, spustelėkite Pridėti, tada Pradėti ir uždaryti. Kursai bus pridėti prie pasirinktų kursų rinkinių. Jei norite peržiūrėti išsamią esančio rinkinyje kurso informaciją, spustelėkite kurso pavadinimą. Norėdami matyti daugiau Sauga 365 akademijos pamokėlių šia ar kitomis temomis, galite susisiekti su mumis.